Gerai. Esu matęs jaunąją, kuri atrodo visą vakarą tikrai sėdėjo akmeniniu veidu. Ir galvoju, ar viskas tikrai yra gerai? Ar aš kažką gal blogai darau? Ar kažkas nepatinka jai? Ar gal maistas neskanus? Po vestuvių šventės sako, tikrai buvo viskas labai faina, labai gerai. Tačiau didelė įtampa viduje. Tiesiog noras, kad viskas būtų gerai ir apskritai šventė yra tikrai... būna taip, kad žmonės neatsipalaiduoja. Šiuo atveju tikrai ką rekomenduoju. Maksimaliai kaip įmanoma atsipalaiduoti. Atsipalaidavimo būdus surasite patys. Kaip atsipalaiduoti? Ar tai masažas, ar tiesiog pabandyti įjungti didelę šypseną ir pamatyti savį šoną, kad tą dieną tikrai reikia maksimaliai paleisti visą kontrolę, atiduoti vedėjui, planuotojai, tiesiog visiškai paleisti šventę. Ir jūs esate tas variklis, kuris diktuoja svečiams madą. Jeigu svečiai tebūnė sėdi pradžiai visi ten taip ramiai ir pakelia pirmą tostą su šampanu, tai drąsiai atsistokite prieikite prie kiekvieno ir sudaužkite taurelį, pažiūrėdami jiem į akis. Jeigu matote, kad vyksta vestuvinė fotosesija, kai sutikome jūs ir gavote dovanas, tai būkite tas įkvėpimas ir parodykite, ką nors tokio energingo, tebūnė jaunoji kažkokį galingą gestą parodo ar jaunikis. Bus nerealiai šitą vietą. Tikrai bus super drupė. Tai tiesiog dedu jums liuksą už tai, kad atsipalaiduosite, paieškokite tų atsipalaidavimo būdų. Bus labai smagu.